Taigi, Lietuva prieš tai. Reakcija abiejų dalyvių beveik identiška ir nugalėjo svečias iš Latvijos, 116 numeris Edgars Dimpers. Dabar sekanti pora, Ovidijus Tylenis, numeris 112, Volkswagen Scirocco ir 119, Žymantas Katinas. B klasė gali ruoštis, B klasės vairuotojai gali ruošti savo finalui, участники B klasė готовьтесь. Taip, Ovidijus Tylenis, numeris 112, Volkswagen Scirocco ir Žymantas Katinas, Honda Civic. Ką jau baig? Reakcija šiek tiek geresnė pas Žymantą. Tačiau dvigubai beveik litražą turi didesnis Ovidijus. Jas, ačiū Dievui. Taip, Ovidijus Tylenis laimi šitą važiavimą. Ir dabar dėl trečios, ketvirtos vietos, atrodo, taip važiuosi, ne? Taip, dešiniai pusėje Žymantas Katinas. Du Civikai ir kova dėl trečios vietos. Nelys. Na ką, ir važiavimas dėl trečios vietos. Reakcija geresnė pas Žymantą, tačiau galią didesnė turintis Raimondas Debesys, 103 numeris, pelno trečią vietą. Ir dabar du Volkswagen Scirocco. Ovidijus Tylenis, numeris 112 ir Edgars Dimpers, numeris 116. Ir dabar A klasės ketvirtojo čempionato etapo nugalėtojas paaiškės po šito važiavimo. Gerbėjai žiūrovai, būkit malonus, pasitraukit šiek tiek toliau nuo stop juostos. Vaikai taip pat visus šiek tiek patraukim toliau juos. Nu, žiūrim, ką jau. Nu, davai, Ovi. Ir šitam važiavime jau starte nugalėjo svečias iš Latvijos. Pomidoras. Tiksliai, koks sako. Kadangi Ovidijus Tylenis padarė falšstartą. Ai, nelaimėjau. Nu, filmuoja. Kaip Mykolas.
kaip tavo, Audi dukni gerai važiuoja, ne? Tai dabar važiuos Raimondas Malai ir Mykolas Tamašauskas. Gerai, Mykolas nuėjo. Maladės. Žiūrė, rekordai? Ai, ne. Ne rekordai. Bet arti. 13-9, 0-9. Ir nugalėjo Mykolas Tamašauskas su Volkswagen Scirocco. Ryga prieš Kauną. Sostinė prieš laikinąją sostinę. Reakcija geresnė pas svečią. Ir nugalėjo svečias iš Latvijos, Vladimirs Malers. Jo bendras laikas 14. Laimėtojas šitam važiavime, kuriam atiteks 3. vieta. Koks lengvas pagal Gabrielę. O, matysi dabar, gerai? Taip, abudu jau pasiruošę. Reakcija geresnė buvo pas Raimondą Malai. Žiūrėsim, ar to pakaks finišuot. Taip, Raimondas Malai nugalėjo šitam važiavime ir pelnė garbingą 3. vietą B klasėje. Laikas trasoje su reakcija 13,70. O dabar superfinalas B klasės. Dėl 1. vietos 216 numeris Mykolas Tamašauskas, Volkswagen Scirocco ir svečias iš Latvijos Vladimirs Malers, Audi 200. Kaip jūsų prognozė? Mykolas. Starto gali nebūti. C klasė, ruošiamės savo važiavimui. Oi, gerai. Mykolas Tamašauskas O, kaip išėjo. spėjo užšildyt padangas iki 42 laipsnių. Ir laimėjo Mykolas Tamašauskas. 300 sekundės dalim Gera. patekimo į tolimesnę kovą dėl 1-2 vietų. Ir tai, kas važiuos tik dėl 3 vietos. Du atmosferikai. Idealus startas pas Edgarą. 3-1-0. Numeris Janis Dimpis. Girdžiu, atvažiuoja jau Žibutį.
čempionatas svorio sumetimais, netgi atbulinės eigos žibinto lemputė yra išėmęs. Startas abiejų vienodas ir vėl nugalėjo Rolandas Šležas. Taigi, dėl pirmos vietos kovos Janis Dimpers, 310 numeris ir Rolandas Šležas. Kaip varliukas šoka į priekį Edgars ir tuoj pat žiūrėsim, kas nugalės. Ar Karolis datrauks iki finišo? Ne. Sekundėlė. Kartojamas važiavimas, abiejų identiškas laikas. Nepatikėsit, lygiai 13.33, 13.33. Vienas sugribavo liaudiškų ventiliatorium. Vietoj 3 kartų gausis 4 važiavimai. Na ir mažas totalizatorius. Kas galvojat, kad laimės šį kartą 3 vietą? Ar Karolis? Ar svečias iš Latvijos Edgars? Įtariu, kad Edgars, nes daugiau šaukia už Edgarą. Dar kartelį, kas jūsų manimų laimės? Karolis? Ar Edgaras? Vėl bus lygiosios. Benzinas pasibaigs jiems. Reakcija beveik vienoda ir nugalėjo svečias iš Latvijos Edgars. Labai nedidelių skirtumų, tik 0,07 sekundės dalim. O D klasės dalyviai ruošiamės į priešstartinę zoną. D klasės dalyviai į priešstartinę zoną.